Tai aš pradėsiu nuo to, kad aš truputį paaiškinsiu, kas buvo turima omeny. Aš gal viską sužiūrėsiu. Kas galėjo sugluminti ir ko aš irgi anksčiau negalėjau suprasti, tai tų mokymų, kad nieko nereikia daryti. Bet supraskite, kad iš tiesų tai nėra taip paprasta, kaip tai skamba. Nes iš tiesų mes nuolat kažką darom. Paprastai mūsų protas yra visada kažkur. Jis nėra su realybės, nėra su tuo, kas vyksta, jis nėra dabartyje, yra kažkur. Ir tas kažkur bus kažkur, tai gali būti kažkur tiesiog, pavyzdžiui, jūs galite būti namuose, o galvoti apie darbą. Jūs galite daryti vieną, galvoti kitą. Ir čia labai, sakykite, čia labai dažna, ir mes pasimetam tave. Tai yra dar blogiau, mes pasimetam tame, mes nesuvokiam, kas vyksta čia ir dabar, bet mes esam kažkur. Tai yra veiksmas, mes veikiam, mes nesam, mes ne tiesiog esame sveikę, mes esame iš tiesų labai aktyvūs. Protas yra iškeliavęs kažkur, protas iškeliauja sakykime, į juslinius kažkokius objektus. Tai yra veiksmas. Tai nėra buvimas su dabartim, tai nėra tiesiog buvimas, nėra nieko neveikimas, tai yra veiksmas. Arba mes galim pasinerti į savo vidinį pasaulį. Mūsų užvaldo kažkokią emociją. Ir mes įsikabinam ir mes skęstam jį, pavyzdžiui. Ar mes ją kurstam, bet kaip. Ir tai irgi yra veiksmas. Ir kam tai neatsitinka? Šia yra labai dažnas veiksmas mūsų. Kaip pavyzdžiui, ar mes jaučiamės labai laimingi ir labai palaimingai mes įsikimbam į tą malonų jausmą. Mes bandom jį sulaikyti ir viską daryti, kad jį pratęsti. Mes nenorim, kad ateitų kažkoks nemalonus jausmas. Ar kai būna nemalonus jausmas, mes darom, mes veikiam, mes bandom išstumti. Mes bandom kažkaip kontroliuoti, kažką daryti, kad jo nebūtų, nes mums tai nepatinka. Ir tai yra antros rūšies veiksmas, kai mes siunčiam savo protą į vidų. Ir trečios rūšies veiksmas, kada mes bandom tiesiog kontroliuoti. Mes dažnai, praktikuojantis ypač, mes įsteigiam kažkokį stebėtoją, kuris viską stebi. Ir ne tai, kad viską stebi, jis stebi, vertina ir bando daryti taip, kad būtų tik tai, kaip jis nori. Kad protas būtų tik toks, koks jis nori, kad būsenos būtų tik tokios, kokias nori, o taip kaip nenori, kad nebūtų spaudžia. Kai mes praktikuojam sutelkti, labai dažnai, ne tai, kad, nors aš nežinau, aš visada sakau, natūraliai, jūs nieko negalite iš tiesų padaryti, jūs galite tik tai sukurti sąlygas, bet mes spaudžiam tą vargšą protą. Tai yra veiksmas, mes veikiam. Tai kai aš kalbu apie neveikimą, tai aš kalbu apie šitų trijų dalykų nedarimą. Kai mes nedarom šitų trijų dalykų, kai mes nesiunčiam proto kažkur į išorę, kai mes nesiunčiam proto į vidų, kai mes nebandom kažkaip kontroliuoti, kažkaip stebėti, kažką daryti su savo vidum, tada mes natūraliai esam dabarty. Mes esam su tuo, kas yra. Su gamta ir mes nieko nedarom, mes tiesiog esame, mes leidžiam viskam kilti ir nykti. Mes galim matyti, kaip reiškiniai kyla ir nyksta, kyla ir nyksta, kyla ir nyksta. Tik tiek, ir mes nesikišam. Mes leidžiam viskam kilti ir nykti, mes į nieką neįsikimbam. Nėra prisirišimo. Nėra prisirišimo. Tai, kai nėra prisirišimo ir mes esam dabarty, tai yra laisvė. Tai ta akimirka nėra kančios. Mes esam su tuo, kas yra, su tikrove, ir mes nesam prisirišę prie to, kas yra, mes viską leidžiam. Kilti ir išnykti, mes nieko nesikimbam, nes niekam nesekam iš paskos, mes nieko nebandom išstumti. Tai yra nieko neveikimas.
Tai skamba iš tiesų, nu, nieko neveikti, skamba, kaip čia, ką žinau, a, tinginių praktika, bet iš tiesų tai nėra taip paprasta. Iš tiesų tai nėra taip paprasta ir tai reikalauja labai daug drąsos. Nes tai reiškia paleisti tą aš, kuris vis bando kažką valdyti ir vis bando kažkaip kištis į gamtą. Ta aš, už kurio mes laikomės. Ta, ką mes manom, kad iš tiesų yra. Bet kas yra tik tai šį akimirką. Tik tiek. Yra tik tai šį akimirką. Ir šio akimirką nėra jokio aš. Čia viskas yra tik tai sąlygota, whatever, suvokimas. Bet objektyviai nėra jokio aš. Tai čia tokia įžangėlė, tai tiesiog įnešti tą tokį galbūt truputį aiškumų į tą nieko neveikimą. Nieko neveikimas nereiškia, kad aš nieko nežinau. Žinojimas esti, budrumas esti. Mes esam visiškai budrus ir žinantis toj akimirkoj. Tiesiog nėra savinimuose. Kai nėra savinimuose, kai nėra klaidingo įsivaizdavimo, kad kažkas gali kažko tapti, nėra jokio siekimo, nėra prisirišimo prie idėjos, kad kažką reikia daryti. Mes galim tiesiog būti ir mes galim būti ramybėj. Tuo ramybėj, kuri jau yra. Bet to darimo. Keliavimui ten, ar keliavimui ten, ar ten bandymų kažką spausti. Mes neleidžiame jai pasireikšti. Bet jinai esti kiekvieną akimirką. Netgi kai mes tai darom, mes tiesiog nepastebim. Tai, kas jau yra. Ir mes vis bandom, tam, kad pasiekti tą, kas jau yra. Ir ko mes nepastebim dėl to, kad mes bandom. Tai nustoti daryti reiškia būti dabartį. Nieko nesiekiant. Tikrai nieko nesiekiant. Tikrai būti tiesiog su tuo, kas yra. Ir tada pasimato savaime. Ta tėkmė. Ir savaime po truputį išaiškėja ta ramybė. Ta įgimta. Ta gamtos dalis. Pati. Tampa labai ryški. Mums nereikia tam nieko daryti. Man augis pasakė, kad vienintelis žmogus, kuris džiūgavo to praeito mūsų susitikimo, buvo Irena. Oi, sorry. Inesa. Inesa? Gal nori ką nors pakomentuoti? Inesa, sakyk, ar tu darai ką nors ar nedarai? Ar aš girdžiuosi? Girdėsi. Aš tai supratau, kad čia yra labai drąsu kalbėti apie tai, dėl to, kad nėra žodžių tam viskam pasakyti. Tai buvau taip nustebinta. Bet aš pati tai tikrai nežinau, kaip tai, nes toks dalykas, kuris yra ir nėra vienu metu. Ir egzistuoja tas aš ir neegzistuoja. Tai labai sunku tą papasakoti lietuviškais žodžiais, nežinau. Todėl aš bijočiau komentuoti. Yra jausmas, mes neneigiam jausmo aš. Jausmas aš esti, bet jis labai laikinas, jis kyla ir nyksta, jis ne visada esti. Ir jis keičiasi nuolat. Todėl tą klausimą, kas aš esu, nieks taip ir kol kas neatsakė iš tiesų. Nes tam nėra žodžių iš tiesų. Tai tam, kas nesikeičia, tam nėra žodžių. Bet viskas, kas kinta, tas kinta. Ir tas jausmas aš, kad aš žinau, aš matau, ar aš mąstau, ar aš jaučiu visą tai, tai kinta ir nyksta.
tai kinta ir nyksta, tai mes negalim pasakyti, kad čia iš tiesų esu aš. Ir tai gimsta, mes gimstame, galiausiai mes mirštame. Ar tai gali būti tikra? Vitalijau, norėjai kažką sakyti? Vitalijus norėjo kažką sakyti? Kas čia, norėtųsi pamatyti, kas kalba, jeigu įmanoma. Nes kol kas matau tik Zoom user. Zoom user gali prabilti, jeigu nori. Ne? Nuogi. Gal kažkas kitas tada, jeigu, nežinau, gal ten techninės yra kažkokias kliūtis. Nes tas Zoom user turėjo moterišką balsą, bet neaišku, kas ten buvo. Taip, Pauliau. Labai malonu matyti, ačiū už kamerą. Neatsigirdi tik tai. Man buvo įdomu paklausti, jūs minėjot, kad būti dabartyje, bet aš pagalvojau, jeigu nėra to aš, tai kas tada būna dabartyje? Tas žinojimas jis esti. Žinojimas sąmonė yra gamtos dalis. Jis tiesiog esti. Tam, kad būtų žinojimams, mums nieko nereikia daryti. Čia per savo neišmanimą mes įsteigiam tą aš, kuris žino. Bet žinojimas vyksta be jokio aš. Žinojimas esi, tai yra visos visatos dalis. Jis yra perpildytas, pripildytas, perskorptas to žinojimo, sąmonės. Tyro žinojimo elementų, kuris nekinta, nekyla, jis tik tai tiesiog žino jis, whatever. Lietuvių kalba tokia, nežinau, dar čia reikės pagalvoti, kaip čia lietuviškai iš tiesų išreikšti, tiesiog yra sąmonė, sakykime. Ir tai yra nekintantis elementas, tai yra tai, kas nekinta, kame nėra judėjimo, kas nekyla ir nenyksta. Tai yra žinojimas ateina iš ten, iš tiesų. Bet mes pasisavinam ir tada mes įsteigiam, kad čia aš žinau. Ir čia visos problemos. Mūsų gyvenimo, visos kančios, gyvenimas po gyvenimo. Dėl to neišmanimo, kad mes pasisavinam tą žinojimą. Ir tai nėra žinojimas per juslės. Jis skirtingas. Juslės tai mes matom, tai nematom, tai mes girdim, tai negirdim. Čia yra tai, kas kyla ir nyksta. Tai yra kažkas kita. Tylus paliudijimas, nežinau. Lietuviškai taip man sunku. Jei kas supranta rusų kalbą, man patinka tikrai rusiškai, turbūt geriausiai man patinka žodis prisutstui. Tyla, gamtos tyla, kuri tame yra žinojimo elementas. Nes negali judėti, nes negali nieko daryti su tuo, kas kyla ir nyksta. Ir tai, kas kyla ir nyksta, taip pat niekaip nepaveikia to, kas nekyla ir nenyksta. Tai yra amžina, nekintama. Ir kai mes tai suvokiam, kai prie to prisiliečiame, tai labai išlaisvina. Nes ateina suvokimas, kad tai, ką mes čia taip sureikšminam, padarom viso pasaulio bambą, kad tai yra dulkė. Tai yra kaip jonvabalio bliksėjimas visatoje. Blik. Tik tiek. Ir visatoje tas bliksėjimas nieko nepadarė. Visata kokia buvo, tokia ir liko. Bet mes taip sureikšminam, kad kas čia vyksta su šito, įsikimbo, nes nesuvokiam, kad yra kažkas daug tyresnio, kas nekinta. Ir tai yra mūsų visų dalis. Tik tai mes nematom, nes mes įsikibę ir tas neišmanimas jis užtemdo, nes neleidžia mums pamatyti, patirti
O ar įmanoma tai išlaikyti ilgiau, kaip patiri, pavyzdžiui, jeigu jūs Mes patirtumėte? negalim prie nieko prisirišti. Ir tai yra tokia labai labai bendra klaida, visiškai visų 100% klaida. Kai žmogus pirmą kartą prisiliečia, pajaučia jis niekad to nejautė, nu, čia, tai kas toliau? Nu, taigi irgi, nes mūsų neišmanimas jis kyla ir nykstant, tai debesis vėl užeina, tai ką čia padarius, kad debesų nebūtų? Kažkada prieš daug metų Tai yra klaida, per tą veiksmą tu nieko, nes veikimas tai yra judėjimas į kitą pusę. Mes kalbam, kad O tai gal išlaikymas tai yra tas nušvitimas, jeigu, pavyzdžiui, kaip žmonės? Tai nėra išlaikymas, tai yra natūralu. Tai yra natūralu, kad tiesiog debesis nebeateina. Bet tai neatsitinka per tai, kad kažkas kažką išlaiko, nes nėra jokio aš, kuris gali ką nors išlaikyti. Į tai neįmanoma įsikibti. Tai rame žinojame nėra įsikibimo. Ir tai neapčiuopama, tai neįmanoma sulaikyti, tai niekaip. Niekaip. Bet greičiau, būtent per leidimą viskam kilti ir nykti. Ir aš jau neprisimenu, ką aš ten prikalbėjau, praeitą kartą ilgai mes ten kalbėjom, porą valandų, aš kalbėjau daugiausiai. Bet aš su jumis pasidalinsiu, kad jūs truputį padrasinti. Kai, praktikuojant, aš labai ilgai praktikavau samatrą, praktikavau tą nurimtinimą proto, vipasaną. Bet per tas praktikas, neteisingai praktikuojant, o turbūt 95% žmonių tikrai praktikuoja neteisingai, praktikuoja iš to taško, kad aš čia sėdu tam, kad kažką. Aš sėdu medituoti tam, kad kažką, tam, kad nuraminti protą, tam, kad nušveisti, tam, kad kažką, tam, kad tapti geresniu, tam iš aš pozicijos. Ir tai jau ir nėra teisinga, daug problemų. Tam, kad ten, nežinau, kažkokį malonų jausmą patirti, ar kažką, labai daug problemų. Dėl to gali galiausiai būti. Kažkas iš mūsų turi patirties. Tai va, ir aš suvokiau, kad iš tiesų yra tiesiog prispausti kažkur ten, pašluoti po kilimu kažkokie neišspręsti dalykai. Tiesiog per tą, sakykime, per tą valios, sakykime, tas valias pastangas, kai tu sėdi, tu ten dedi pastangas medituoti, kad ten kažką, Ir dėl to, kad aš dar būdama vienuolė, tai aš galėjau sau leisti palaikyti tą būseną kažkokį lygį bent jau. Tai tie dalykai ten kažkokie buvo prispausti visiškai ir aš nežinojau, bet jie vis tiek buvo ir tas svoris vis tiek buvo. Ir čia tokios sąlygas, kur čia nebūtinai yra laiko meditacijai formaliai. Ir jinai nėra raginama, dar geriau jinai nėra raginama. Tai tie dalykai išsisklaidė tas presas. Tai ir natūraliai, kai presas išsisklaidė, tai pradėjo kilti tai, kas buvo pašluota. Ir patikėkit, tai nėra malonu. Ir tikrai man reikėjo, taip sakant, gerų draugų paramos, kad nepasimesti, kad tikrai, kad nebūti nuneštai. Dar geriau, kad suprasti, kad nėra kas gali būti nuneštas iš tiesų. Tų emocijų. Ir galiausiai tai, kas buvo pašluota, kai tai iškylo, tai pabuvo, kažką ten man, kažką ten bandė man, kažką, bet nieko nepavyko ir praėjo. Viskas. Ir praėjo. Savaime. Ir to svorio nebeliko. Ir man nereikėjo nieko tam daryti. Ir dabar tas svoris ten netūna. Ir tyla pasidarė daug gilesnė. Tai čia aš jums su jumis dalinuosi tą patirtim tiesiog, kad jūs padrasinti. Nebijoti. Taip, Pauliau.
Noriu paklausti, o vipasanos ir anapanos meditacijos technikos, ar jos veda į tarp savęs supratimą, ar yra kažkokios kitos technikos, kurios veda ir ką tos vipasanos technikos leidžia suprasti, nu, Nesvarbu, kokia yra technika, nesvarbu, koks yra metodas. Jeigu jūs praktikuojat, jeigu jūs įstikinat, jeigu pas jūs yra savistabos, tų trijų dalykų, ar protas yra nukeliavęs kažkur ten, ar protas yra kažkur nukeliavęs į vidų, ar protas yra užsiema tom, kad bando kažką kontroliuoti. Tiesiog. Žinojimas to, savistaba. Bet savistaba ne iš aš taško. Tiesiog atviras, jūs žinot savo meditacijos objektą, sakykime, kvėpavimą, jokių problemų, jūs žinot savo kvėpavimą, bet taip pat jūs suprantat, kas vyksta, kas kyla ir nyksta, kad ten šneka kažkas, kažką komentuoja, ateina mintis, praeina mintis. Ir kai ten dėmesys nukeliauja kartu su mintimis, jūs kažkada atsibundat ir jūs grįžtat. Ir jūs suprantat, ką reiškia, kai protas nukeliavo, jūs suprantat, ką reiškia, kai jis pargrįžo, bet jis nebando ten įsikibę tą kvėpavimą. Jūs taip nedarot, nes tai tik tai veda į, kaip mokytojas sako, į psichuškę. Jeigu jūs darote tai per jėgą. Ne per jėgą, tiesiog per nedarimą tų trijų dalykų. Bet tas irgi, čia yra labai subtilu iš tiesų, nes mes galim užsiimti nedarimu tų dalykų, mes galim bijoti pasimesti tose dalykuose, bet mes nebijom pasimesti, mes mokomės. Mes po truputį pradedam suprasti, ką reiškia, kai yra protas pasimetęs ir kai jis nėra pasimetęs. Ir po truputį protas vis mažiau pasimeta, savaime, ne per kontrolę, savaime, todėl natūraliai. Ir patikėkit, čia mūsų mokytojas, jis mums aiškina, sako, Hebra, klausykit, kai jūs klausot, kai aš šneku ten, nes čia dabar sesija vis dar vyksta, 3-4 valandas po maisto vyksta sesija, jis klausimai atsakymai, jis kalba. Kai mes šnekamės normaliai, jūs visi tokie švytintis, tokia jūsų aura, tokia gražiai, ten viskas pas jūs gerai, truputį pas jūs ten yra prisirišimų kažkokie, bet netokius jau, dar norit jūs tos nibanas, bet nieko ten baisaus iš tiesų tokio, truputį kažką. Bet kai mes atsisėdam, aš sakau, dabar medituosim visi, ir visi, sako, visas švitėjimas, visi juoduoja, nes kažką bando. Ar gauda ramybę, ar tylą, ar bando atskirti tą nuo kito, ar bando ten išlaikyti tą dėmesį, ar kažko ieško kažką, vis bando kontroliuoti, nėra natūralus. Tai vakar jis padarė eksperimentą, sako, gerai, dabar aš nesakysiu, kad mes sėdam medituoti, dabar mes tiesiog pasėdėsim natūraliai. Tiesiog pasėdim. Tiesiog, norit užsimerkit, norit neužsimerkit, tiesiog pasėdėkit. Taip, natūraliai. Įsiminkit, kaip dabar, kai mes šnekam, kaip jūs jaučiatės, kai jūs medituojat, turėtų būti lygiai taip pat natūraliai. Kai mes šnekam, mes jūsų dėmesys, čia mokytojas sako, jūsų dėmesys visas į mane. Jūsų mintis nekeliauja ten kažkur, ten kažką, jūs nesat apsėsti savo vidaus, ten kas ten, jūs esat natūralūs, kokie jūs esat ir laisvi, ir pas jūs nėra prisirišimo. Ir viskas gerai. Dabar įsiminkite tą jausmą, kai jūs sėdat medituoti, jūs turėtų būti normalūs, o ne. Jis labai gerai dar parodo, kaip mes atrodom. Ir iš tiesų, aš kaip pasižiūrėjau, mesgi patys nematom, kai mes atsisėdam medituoti, kaip mes atrodom. Bet aš pasižiūrėjau, tai žmonės, tai, tikrai taip ir daro. Tai visi rimti ir tokie visi ten kažką spaudžia. Nibanas labai didelis trukdys, vėlgi iš mano patirties. Tai iliuzija, kad yra kažką siekti, siekimas kažko tapti. Ten nušvitus, sakykime, ar siekimas nibanas, tai didelis trukdys, nes nibana jau yra čia ir dabar, tas siekis neleidžia jos patirti ir tas siekis sąlygoja tos veiksmus. Aš čia jau mažiau klaidžiu, ar kaip čia tas protas, vis tikrinti kažką, vis kažką, ar čia taip, ar čia aš viską žinau, ar ne.
Ir, nu, štai toksai kelias. Tai ir nesvarbu, su kokiu jūs objektu medituojate, ar jūs stebit kvėpavimą, ar jūs stebit pojūčius, bet jūs galite stebėti pojūčius ir būti tiesiog su pojūčius, klausykit, nu, kam reikia tą varšą protą ten. Galima tiesiog žinoti, leisti jam žinoti, lygiai taip pat su kvėpavimu, leisti žinoti, tiesiog pasileidžiam žinoti, leidžiam atviri, atsipalaidavę, tiesiog leidžiam savo būti dabartį. Bet tiesiog reikalas tame, kad jeigu, sakykime, mums pasako, tiesiog būkit dabartį, jeigu mes neturim jokio objekto, jokio inkaro, nu, mes nebūsim dabartį, mūsų protas ten kur nors, ar kažką. Tai tas objektas yra tik tai tam, kad mums padėti iš tiesų būti dabartį. Ir mes būsim tai su objektu, tai nes su objektu ir nėra jokios problemos. Tiesiog mes, taip sakant, kaip Kašpirovskis sakydavo, atleiskit, man eina kažkokie atsiminimai iš vaikystės, nu, dajų stanovkų. Okay, dabar yra kvėpavimas tiesiog, kaip inkaras. Bet tiesiog natūraliai, mes tai galim žinoti, kad mes kvėpuojam dabar. Tai sėdėti, stebėti. Apie žinotėlą. Ir tam visiškai nereikia daryti nieko ypatingo. Nebūtina. Vienas patarimas dar, kurį tiesiog, va čia gal toksai kaip triukas, nežinau, kurį Lungta duoda, kai mes jaučiamės apsnūdę, kai mes jaučiamės, ar mūsų protas labai blaškosi. Tai kas padeda tiesiog giliau pakvėpuoti. Gilus, bet švelnus kvėpavimas. Kurį laiką, kol smegenys gauna pakankamai, prisisotina pakankamai deguonimą ir mes vėl jaučiame žvalus, tada mes galim grįžti tiesiog leisti viskam kilti ir nykti. Esmė tai yra, kad mes leidžiam viskam kilti ir nykti ir nesikišam. Bet mes žinom. Tai yra svarbu, mes žinom, mes esam dabartį, mes žinom. Bet mes neskęstam. Ir mes nebandom nieko daryti, mes nebandom atstumti, mes neįsikabinam, mes nebandom kištis. Tai yra nedarimas. Bet tai nėra, kad dabar mes viską išmetam ir dabar galima eiti alų gerti. Nieko nereikia daryti. Tai ne apie tai. Tai ta paskaita buvo ne apie tai. Jeigu kas neteisingai suprato, tai... Taip, Augė, graži tavo ranka, nepageltas, sakyk. Tai aš apie tai ir norėjau paklausti, o kaip padaryti, kad pakelt ranką? Ten turėtų būti kažkur kažkas, aš nežinau. Yra reakcijos ir... Reakcija, matai. Tai matai. Ai, nu žodžiu, neišeina. Nesvarbu, tu turi gyvą ranką daug gerai. Jo. Hai. Hai. Prieš sėdant, su kuo aš susidūriau, prieš sėdant į formalią meditaciją, man iškilo toksai, kad prie bet kokio veiksmažodžio mano gyvenime turi atsirasti daiktavardis. Tiesiog mano protas pritempia, kad jeigu nėra kas daro, tai būtinai turi būti ką daro. Tai aš sėdu medituot, sakykime, mano kūnas sėda ant kilimėlio ir momentaliai mano protas reikalauja to žinojimo, ne minties, bet žinojimo, ką tu ruošiesi daryti, ką tu čia darai ir ką tu duotuoju momentu čia ir dabar, kokį veiksmą tu atlikinėjai. Tai vien šitas supratimas jau automatiškai gimdo kažkokį tai aš, kuris yra čia ir dabar. Ir tas neleidžia pasireikšti tiems gamtiniams dalykams. Bet... Iš kur kyla tai? Iš kur tai kyla? Aš nežinau. Tai kyla iš ten, kad Augiui atrodo, kad jam reikia kažką daryti, kad kažko būti. Kad kažko tapti. Jeigu tu neturi jokio siekio, tau nekils jokios minties, kad reikia kažką daryti. Tu sieki kažko tapti. Kaip atsiranda mintis sėsti ant pagalvėlės?
Nu, va, tikrai. Bet iš kur? Tai yra, kad tas, Vat kuris... kodėl? Tai geras klausimas. Kodėl iš viskam dabar medituoti, jeigu nieko nereikia daryti? Tai testas. Kas toks? Nu, tai testas. Kai mes atsisėdam patys savo, kai mes padedam ten telefonus, nežinau, išjungiam televizorius, ten viską, mes atsisėdam, tai yra testas. Tada per tai, kur nuklysta mūsų protas, kur dažnai, jeigu mūsų protas dažnai kažkur nuklysta, mes galime matyti, ten yra įsigilinęs, ten yra laikomasi. Tai testas, tai yra tam, kad mes pažintumėm, kad mes pamatytumėm, kas esti, bet ne tam, kad mes kažką keistumėm, bet kad mes suvoktumėm, kokia yra tikrovė. A kitaip mes galim galvoti, nieko nereikia daryti, klausykit, vienuolė pasakė, kad mes jau visi nušvitę ir taip, tai, fantastika, aš nušvitęs, tai eikit atsisėskit, tyliai pažiūrėkit, ar turite prisirišimų šiandien. Aš neturiu prisirišimų. Jūs atsisėdate tyloje ir jūs viską pamatote iš karto. Ne iš karto, 10 minučių. Duodu 10 minučių, kiekvienas žinos, kur jo prisirišimai. Tai aš pratęsiu. Ir kada po paskutinio mūsų atsiskyrimo mes kalbėjom, aš dalinausi patirtim, kad atsisėdus ant kilimėlio, jeigu aš atsisėdu medituot, tai ten nieko neišeina. Ten išeina va tas... Jo, o jeigu aš atsisėdu nežinot, ką aš čia veikiu, tai iš esmės meditacija jinai pati kažkaip įsijungia. Vat tiesiog viskas atsitinka, man nereikia, aš tame nėra kam ten dalyvauti tame atsitikime. Ir iš esmės vat sakykime, atsiskyrimo metu tai įvyksta savaime. Tačiau va čia vat pasaulietiniam tam tokiam, vat čia vat, kur aš dabar gyvenu, man tai, žodžiu, neatsitinka tas. Tai vat, o tada buvo atsiradęs kažkoks pasirinkimas, kada, sakykime, praktikuoji minėtą anapaną, bet aš nusprendžiu arba kažkas, kažkaip tai aš pasirenku, kas dabar turėtų atsitikti. Tai tiesiog yra kažkoks jungtukas arba, kai aš vadinu, tokia tylos erdvė, kažkur aš net nežinau kur jinai, bet aš galiu pasirinkti likti joje ir tiesiog, ten nėra aš. Ten sutinku, ten nėra net stebėtojo nieko, ten tiesiog viskas kažkaip tai esti ir okei. Ir ten labai pailsi, aišku, užsikabinu už malonumų ten ir paskui prasideda ten kita pasaka. Bet va tas pasirinkimo momentas man įdomus. Ar jeigu vis dėlto, kaip tu sakai, tiesiog leisti gamtai atsitikti reiškiniams, ar tam reikia eiti į vienuolyną? Taigi šitą momentą galima stebėti ir dabar jau sunku sakyti praktikuoti, nes iš karto kyla klausimas, kas praktikuoja. Ar vis dėlto tai ir pasaulietiniam gyvenimui, iš esmės nėra skirtumo, kur jis nėra. Žinoma, nėra skirtumo, bet pasaulietiniam gyvenime tiesiog yra daugiau prisirišimų. Ir aš matau čia labai daug tokių pavyzdžių. Nes mokytojas čia jis mato, jis labai įdomu jį stebėti, kaip jis ten ateina žmogus kažką ten pasako, paklausia. Ir jis ten pakelia akis, ten kažką, labai įdomu jį stebėti, aš esu tik pačiekina ir sako, okei, taip ir taip tau esti. Ir ką tik buvo viena moteris, sako, tu labai šviesi ir pas tave jau parami, jau tavo labai, tu tikrai galėtum suvokti. Jeigu aš tau parodyčiau, tu tikrai suvoktum, bet tu gyveni šeiminį gyvenimą. Ir tu turi vaikų, vyrą ir taip toliau, jeigu tu praktikuosi, tai tu sugriaus tavo šeimą. Jeigu aš tau parodysiu tiesą, tai jis to nepadarė. Bet jai lengva buvo suvokti, gal vėliau. O kita mergina irgi su šeima, tai jis pasakė, kad aš įrodyčiau, tu nepamatysi, nes prisirišimas per stiprus. Ir tiesiog, nes ta tyla atsitinka, kai nėra jokio prisirišimo. Kai mes nesam prisirišim, mes ypač nesam prisirišę prie aš, bet ne tik aš, labai dažnai mes prisirišim prie aplinkos. Tai neleidžia mums patirti tylą. Tai dėl to tai tiesiog yra paprasčiau. Bet vienodai, ta prasme, tikrai
bendrai, sakykime, bendrai, nepriklauso, kaip tu ten apsirengęs, kur tu ten gyveni ir ką tu veikiai. Man Mukhtar visą gyvenimą buvo šitas teisėjas. Dirbdamas teisėju, jisai ten 3 mėnesius miegojo po valandą ir praktikavo meditaciją intensyviai ir dar dirbo savo darbą ir važinėja po mokytojus nuo kažką. Tu gali daryti, tu gali praktikuoti, jeigu tu turi ryžtų. Bet tada dar jis praktikavo dar labai taip, ne taip, kaip jis dabar moko. Jis ten yra pridaręs daug klaidų ir todėl jis moko mus dabar jį nedaryti. Ypač su meditacija. Sako, meditacija nepavojinga, visi gali praktikuoti, bet jeigu neteisingai praktikuojam, tai tikrai gali pakenkti. Ir aš dabar tai aš matau tiesiog čia pavyzdžių. Bet kai mes spaudžiam savo protą. Ar kai mes prisirišam prie tuštumos jausmų, kai nėra minčių, pavyzdžiui, mes prisirišam tai ir mes kultivuojam tai. Mąstymas nėra kliūtis visiškai. Nes mintis kyla ir nyksta. Ir mes tiesiog, mes galim, tas komentatorius vidinis, jis mums reikalingas tam, kad funkcionuoti šitam pasauliu. Ir kol mes esam gyvi, jis turi irgi būti gyvas. Bet per neišmanimą aš bent jau, ten praktikavau tam, kad jis nutiltų. Nutildinti. Ačiū Dievui, ačiū Budai. Sutikau mokytoją, kuris sustabdė. Bet aš turiu draugę vieną pažįstamą, kuri sakė, aš manau, kad aš greitai mirsiu. Jinai dasipraktikavo, nes kai prispaudė kai prisiriši prie tos tylos, prie tos tuštumos, tai visos kūno sistemos pradeda lėtėti ir pradeda blogai funkcionuoti. Ir mums tą pasakoja irgi jo mokiniai, kurie neklausė, ką jis jiems sako, tiesiog neklausė, jie prisiriša, jie galvoja, kad čia yra dibana, kai nėra minčių visiškai tuščia. Ir iki reanimacijos. Nes viskas nebefunkcionuoja kūnas, tai tikrai galime su pakenkti, jeigu mes neteisingai suprantam. Kokia yra esmė? Ką darom. Esmė yra tam, kad būti dabartį ir prie nieko neprisirišti. Tai taip paprasta. Bet kai jūs pamatysit, kad nesate dabartį, pastebėkit kodėl, kas jūs išneša, kodėl. Kas verčia protą keliauti kažkur. Kodėl? Tai nėra tam, kad kažką keisti ir kažką, bet tam, kad mokytis. Visas gyvenimas yra mokymasis. Tam, kad mokytis. Kas yra kančios priežastis ir kas yra kančios išnykimas. Jūs galite tai patirti patys. Ar atsakiau, nežinau, kokį čia klausimą. Kad tai vienuolinė nebūtume tikrai. Gaila. Nes dabar, žodžiu, okei. Bet nieks netrukdo, ta prasme, prašom, bet iš tiesų, aš čia kalbėjausi su vienu vokiečių vienuoliu, jis labai dažnai čia šalia gyvena specialiai, kad galėtų mokytis pas Mukhtar. Ir jisai, jau seniai vienuolis, aš nežinau kiek metų, gan ankstyvaus amžiaus. Ir jis sako, jo nuomonė, kad pirmiausia mes turim tikrai suprasti dhamą, suprasti savo širdimi, ne intelektualiai, suprasti širdimi. Ir kai mes supratom širdimi dhamą, tada formas seks tokią, kokia mums yra patogiausia, kokia yra geriausia, tam, kad toliau judėti su dhamą. Tiek. O forma gali labai dažnai, ypač mums vakariečiams, tam patrukdžia. Nes kita kultūra ir čia labai daug niuansų, labai žmonės susipainioja. Ypač kai mes turim kažkokį sudėtingai labai mąstymą, mes vakariečiai esam linkę tokį viską komplikuoti ir taip toliau, mes esam labai paprasti daugumui. Tai tas apsunkina iš tiesų. Tai pirmiausia dhamą. Kai į dhamą esti širdėje, tada forma seka iš paskos.
Ar turite dar klausimą, Anatolija? Nežinau, kad nekilo dabar iki klausimai. Anatolija papasakosiu. Nu, mano kaimynė yra Lietuvė, viena Dainė, už sienos. Šitam vienuolyne. Ir vakar, ar čia vakar, ar už vakar galvoju, nu, tokia gera sesija, aš tikiuosi, kad bus įrašas, nu, ten angliškai, žinoma, bet, nebus išversta anglų kalba. Nes mums vertė per ausines. Nu, žodžiu, buvo labai gera sesija. Ir čia ar prieš meditaciją, ar mes iš vis nemeditavom, mes gal kalbėjom apie meditaciją. Ir jinai sako, aš vis dar turiu abejonių. Nu, nes, nu, kaip čia, taip negali būti, aš vis dar turiu abejonių. Ir sako, nes tas mokymas, kurį aš girdžiu dabar, skiriasi nuo tų mokymų, kurį aš girdėjau anksčiau, ką aš skaičiau. Tai aš turiu abejonių. Tai Lankta pasakė, išmesk visą žinias, išmesk. Išmesk viską, tau nebūtina nešti tos naštos, tos žinių naštos, išmesk viską. Kai tu paleisi viską, ką tu žinoj, tu žinosi viską. Aš pagalvoju, šią citatą galima užrašyti. Kai paleisi viską, ką žinai, žinosi viską. Ir netgi tai, ką mokytojas tęsia, netgi tai, kad tu supranti dabar. Išmesk ir tai. Į nieką nesikabinti. Yra tik tai šiek tiek, tik tiek. Ir mums visiškai nebūtina apkrauti save ir neštis. Tai yra našta. Buvo labai geras pamokymas. Gaila, jau dabar pagalvojau, kad įrašas bus tai kalba. Taip, Augi, pageltonavo tavo ranką. Aš įjungiau kažkokią funkciją, kad jeigu parodau ranką, automatiškai užsidega rankutė. O, matai. O, matai, kaip išmanau. Net pamiršau, ką norėjau klausti. Minėjai, kad tavo pažintis su budizmu buvo apie, reiškia, pirma tavo knyga, buvo apie zen budizmą, tą auksinę dieną. Ar tau nekyla, ar nesukilo, kai tu išgirdai tavo dabartinę mokytojo mokymą, ar nesurezonavo su perskaitytos knygos turiniais? Ne, aš neprisimenu, ką supratau. Bet palauk. Bet tai visiškas danas. Tai yra visiškas danas. Tai yra, nu, ta prasme, tai čia man iš karto aišku buvo. Nu, kad čia, tai ką aš čia girdžiu, čia yra tiesiog danas. Bet gal forma truputį skiriasi, ta prasme, čia nėra prisirišimo prie formos. Tai tikrai yra ta laisvė. Bet mokymas patys po mokymas nėra ta pati. Ar ten Advaita tas pats. Ar ten Mahamudra tas pats. Tai man čia tiesiog Lankta davė raktelį tikrai supratimą daugybės mokymų. Ne visi kalba tą patį. Nu, aš anksčiau buvau labai, kaip žinau, arogantiška. Nieko nesuprantu. Bet kai mes patiriam, mums nelieka klausimų. Ir man toks jausmas dabar, kad kada aš pradėjau viso to po pirmos vipasanos ten domėtis, sakykim, tai taip susiklostė, kad aš pas zeniukus pradėjau vaikščioti čionai. Ir man buvo labai smalsu, kaip iš viso to budizmų aibės paimti tą veikiamąją medžiagą. Man neįdomu ten, kokią pakuotę, į ką įvyniota, kokias teorijas, visa ta dalis. Nu, aš tinginys, aš tingiu skaityti, studijuoti ir taip toliau. Man reikėjo veikiamosios medžiagos, kuri yra esmė, kur yra esmė visų budizmų, ten visų. Ir praeitą sekmadienį aš išgirstu tai, apie ką aš
girdėjau pačioj pradžioj, kai domėjausi vat, būtent zen tradicija. Nu, jeigu konkrečiai, tai japoniška ir korėjietiška tradicija. Ir va tai aš girdžiu iš tavęs ir man labai surezonavo, aš atpažinau tai, kas buvo pačioj pradžioj. Ir greičiausiai, kad aš patyriau tokį, kad va čia yra tiesa. Vat kažkas manyje atpažino, kad tai yra tai, apie ką yra kalbama. Nu, apie ką yra iš viso budizmas. Vat, bet kada aš susidūriau, vat, kai mes kalbėjom dviese, aš nežinau, ką daryti. Ir greičiausiai, kad nieko nereikia daryti. Vat, Augi, labai paprasta, nesiųsti, ta prasme, ne ten. Bet tiesiog būti su tuo, kas yra dabartinė akimirka. Būti su dabartinė akimirka. Nieko nesiekiant, nieko nereikalaujant, nieko nesiekiant iš jos, nieko nebandant gauti. Būti su dabartinė akimirka be prisirišimo, tik tiek. Tai vat, kai aš nueinu į savo, nu aš to pasakau, čia yra žmonių, kurie žino, bet tai nueinu į savo vienuolyną, tai yra į Smiltynę. Ai, smėltinė, galvoju, garažą. Ir atsisėdu ten ant smėlio ir tiesiog vizualizuoju, aš suprantu, kad aš esu tik tai mažas visatai, kažkoks tai, vat, kai tu sakai, jonvabalio, net ten tas mirksėjimas. Jo, ir žodžiu, ir aš supuosi ant didelės planetos Žemė. Žemė tiesiog sukasi be mano valios. O aš tiesiog ateinu atsisėdu pasisupt ant Žemės. Ir daugiau nieko. Vat, ir ten ta būsena aš nežinau, kurioje vietoje visato aš esu ten. Nu, man nelabai ir svarbu. Bet tiesiog pasėdėti ir vat, nieko neveikti. Vat, realiai nieko neveikti. Ir kažkas įsijungia tokio, kad nu ir nieko ir nereikia. Nu ir ką, nu ir viskas. Ir čia ir dabar nei valgyti reikia, nei stogo virš galvos reikia. Dabar yra dabar. Vat, ir man atrodo, kad... Matyk, Augi, kad tas aš kyla ir nyksta. Mhm. Nes tu dar esi prisirišęs prie to, kuris ten sėdi ir nieko neveikia. Tas aš kyla ir nyksta, tas jausmas aš kyla ir nyksta. Taip, aš prisirišu prie būsenos ir vietos, kurie atsitinka ten. Taip, nes labai norisi vėl važiuoti į Smiltynę. Stebėk to kilimą ir nykimą, nes bet koks prisirišimas yra kančia. Bet aš tai žinau. Ta ramybė, jinai yra čia ir dabar. Net kai mes kalbamės, ta tyla yra visada, visur, nepriklausomai, kur tu esi. Jeigu tu prisiriši, tu suprati, tu pats iš savęs atima ramybę. Taip. Ir va čia momentas. Va ta patirtis Smiltynėje arba atsiskirimuose, sakykim, va patirtis to nežinau būsenos. Tai atsiranda kažkoks tai, vat, aš nežinau, kur atsiranda, bet kažkokia tai erdvė, nu aš vadinu tylos arba nežinau erdvė, kur aš, pavyzdžiui, kai va dabar aš esu vat, prisirišęs, sakykime, prie saldumynų, ne? Ir kada vat, norisi saldumynų, aš galiu valios pastangom pasirinkti kitą erdvę, nežinau erdvę. Tai vat man greičiausiai, kad va, tas prisirišimas yra iš ten, kad aš žinau, kaip nuo vieno malonumo pabėgti į nežinau, nepabėgti, bet pasirinkti, nežinau būseną. Tu vis dar valdai, tu vis dar bandai valdyti. Jo. Tai va... Labai daug veiksmų. Tai nėra dar ramybė. Tai dar nėra ramybė, labai daug veiksmų. Gal nebūtina nieko daryti, leisti viskam kilti ir nykti. Visiškai nesikeičiant. Ir čia yra, aš tau pasakysiu, mes ten po sesijos, nu, kaip jums ten sekėsi, kokie yra klausimų. Ir ten kas nors pradeda kalbėti. Jinai viską ne taip suprato ir viską darė aukštinkojam ir kitas. Ir aš matau pagal tavo aurą. Kitas. Ir žodžiu, mes visi ne taip darom. Tai nėra taip paprasta, bet supraskit tikslą, tiesiog, o ar netgi ne tikslą, o esmę, būti dabartį be prisirišimų, prie to, kas esti, prie to, kas šneka, prie to, kas jaučia, prie nieko, prie to, kas
kiek ten nuklydau, prie nieko. Tiesiog leisti viskam kilti ir nykti. Ir būti su tuo. Tiesiog. Labai paprasta. Bet nepaprasta. Paprasta ir nepaprasta tuo pat metu. Ir jeigu nėra meditacijos objektų, mums gali būti labai sudėtinga. Tai todėl pradžioje mes galim naudoti meditacijos objektą. Bet tikslas žinoti taip, būti taip nuolat. Nesvarbu, ar mes sėdime, stovime, mes vaikštame, bet ką. Tai va čia yra raktas. Čia yra raktas. Bet ne per jėgą, supraskite, tai nereiškia, kad dabar aš buvau neteisingai supratus, nu? Kai aš žiemą grįžau, gerai, aš supratau, nibana nėra ateityje. Čia ir dabar. Aš labai stengiausi būti dabartyje. Bet ar žinoti dabartį, žinoti, kas vyksta dabar, bet tai irgi yra troškimas nibanas dabartyje, ieškojimas nibanas dabartyje. Tai irgi neatveda. Bet kokie ieškojimai tai nėra ramybė. Tik tai, kai mes nustojame ieškoti, mes tiesiog esam su tuo, kas yra. Mes galime patirti tikrą ramybę. Kai mes nesikišam, nekontroliuojam, neieškam, nesekam, tiesiog esam su tuo, kas yra. Leidžiam viskam kilti ir nykti, prie nieko neprisirištami. Ar aišku, ar turi drakonų klausimų? Kaip Rasai sekasi? Mačiau praeitą kartą. Rasa, kaip sekasi? Negirdžiu, reikia mikrofoną. Nežinau net. O ko reiškia nežinau? Nibana. Kaip, gerai, ne taip paklausiau, Rasa, kaip jaučiasi dabar Rasa? Man kažkaip tai, dabar ateina, kad iš tikrųjų turbūt aš labiausiai prisirišus prie jausmų. Nereikia dėl to iš to daryti problemos, tiesiog iš tiesų suprasti, kad nėra nieko, kas yra prisirišęs. Prisirišimas lygiai taip pat kyla ir nyksta. Kaip ir jausmai kyla ir nyksta. Tiesiog matyti tą. Matyti ir leisti. Ne tik matyti, leisti tiem jausmams, kokie jie bebūtų, kilti ir nykti. Ir nesekti iš paskos. Nesekti iš paskos, nebandyti pabėgti. Tam reikia drąsos, tam tikrai reikia drąsos. Bet mes galim pajausti, kai mes tikrai leidžiam, kad kažkas sunkaus praeitų. Ypač, jeigu mes turim drąsos, nenusisukti, kai yra kažkokia sunkia emocija. Ir mes tikrai nesikišam ar leidžiam jai praeiti. Tai duoda mums pasitikėjimą. Mes išmokstam iš savo patirties, net tą sunkią emociją. Štai nekyla, štai jinai praėjo ir aš nieko tam nedariau. Ir kai jūs pažinsit tikrąją tylą, tikrąją ramybę, jūs žinosit, kad jai tos emocijos nieko nepadarė. Net kai buvo tokios stiprios, sunkios emocijos, vis tiek ta tyla, ta ramybė, jinai buvo. Kaip jinai yra. Kiekvieną akimirką nepriklausomai nuo to. Jeigu jūs galit prisiminti, tai netgi porą akimirkų, kai yra labai sunku. Ir
pamatyti tą patį, kai tas sunkumas praeina. Tai duos didelį pasitikėjimą. Tikėjimo damą. Nemirtingą damą. Tikrą damą. Damos esmę. Tai nėra, jausmai nėra mūsų. Niekam nepriklauso. Prisirišimas nėra mūsų. Dabar vienuolė pasakė, kad prisirišimas yra kančios šaltinis. Taip, bet jis nėra mūsų. Kai mes tikrai suprantam, kad tai nėra aš, kad aš tokio tikrai nėra. Nėra kam kentėti. Ne, čia suprantam. Tai nėra supratimas intelektualiniam lygmenį. Supratau, įtikinau. Tai nėra savęs įtikinimas, kad aš nėra. Tai yra pamatymas savo širdimi. Kad tikrai viskas tik tai kyla ir nyksta. Kyla ir nyksta. Kyla ir nyksta. Viskas, kas gimsta, bet kas gimsta, visi miršta. Visi miršta. Nėra kas lieka amžinai. Kai mes tikrai iš širdį įsisavinam tą tiesą, tai duoda mums pasitikėjimą, suvokimą, drąsos, leisti viskam, kas kyla, išnykti. Savaime. Niekas neprisiriša. Taip, bet tada ir seka tas, kiek beprasmio veiksmo nuveikta. Esą, būti dabartį. Yra tik tai šį akimirką. Mes esam linkę pasimesti. Istorijose. Klausykit, aš irgi pripraktikavosi, ko tik nepripraktikavosi, okay? Ir aš galėčiau dabar sėsti ir pulti depresyvai, kam čia visko reikėjo. Bet tai yra netiesa, tai yra praeitis, yra tik tai dabarties akimirka. Kai mes siunčiam protą kažkur, mes kūriam kančią. Mes patys kūriam kančią dabar, kurdami istorijas. Ir mes dažnai labai, kas esu aš, taip ir aš neradau atsakymą, bet labai dažnai mums labai įtikinamai skamba, kad aš esu ta istorija. Aš esu tas, kuris tada gimė, ten mokėsi, ten tą pabaigė, tą dirbo, tą gali. Ir tą istoriją mes dažniausiai vadinam savimi. Aš esu toksai. Aš esu tas, kuris turėjo visas tas patirtis. Mes pasisakėme, mes nešamės sunkia kuprinė, toną ant pečių. Ta istorija. Bet ar jūs tikrai norit būti istorija? Nėra tik tai dabarties akimirka. Dabarties akimirka viskas yra taip, kaip yra. Viskas, kas kyla, nyksta. Tas, kas nekyla, nenyksta. Tai va. Ramybė. Visa kita tik dulkės. Ar kas nors pasikeitė? Šiandien nebuvo žodžio iliuzija. Žodžiai tai žodžiais
atrodo, kai tik praveri burną, nu, žodžiai visiškai, nu, nepasako. Kančia yra, nėra kenčiančių, nėra kas kenčia. Tik tai sankaras, tik tai sąlyga reiškiniai. Ir jie niekad netaps nirvanai. Nirvanai jau yra, čia ir dabar. Tuo pat metu. Kas nors. Noriu ką nors paklausti, pasidalinti. Aš turbūt su skelbimu, kad abiejų sesijų įrašas bus patalpintas į Alokos puslapį. Tai yra nuoroda į WeTransfer. Tai galima bus parsisiųsti abudu iš karto. Ir turbūt bus aiškiau viskas. Tiek. Edmundai, kaip jums, man įdomu? Jeigu esate ten. Nuostabu. Gal Edmundas nėra nei čia, nei dabar. Ar... Nu ką, dar galit klausti. Ar girdisi tą kalbą? Žiūrėk, čia ir dabar taip. Girdisi. Edmundai, girdisi? Jau nebe. Ar girdisi? Girdisi. Aš esu tokioj vietoje nepatogiau. Jo, Tualete. aš turiu minčių, gal minutėlę aš jums perskambinsiu. Aha, nu gerai. 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 Nu, kol mes laukiame, Edmundo, kas nors tam. Taip, žinoma. Žinoma. Jie truputėlį ne į temą, jūs už praeitą kartą kalbėjot, kad paklausit mokytojo, kaip išbūti, kaip jiems sekasi neprarasti energijos tiek mokant ir tiek būna žmonėse. Ir nepapasakot rezultatą, pavyko paklausti. Aš jau neprisimenu, ką jis kalbėjo. Nu, aš jau neprisimenu, ką jis kalbėjo, bet aš jums papasakosiu savo patirtį. Kuo toliau, tuo daugiau energijos. Kaip keista. Iš tiesų nekeista. Čia yra dar vienas, jis išvažiuosiu gal poryt, aš nežinau, bet savaitę pas mus yra vienas vaikinas iš Rusijos ir jis nekalba angliškai. Nu, ten labai keli žodžiai. Tai aš verčiu viską į rusų kalbą. Tai maždaug, sakykime, ten 7 valandas sinchroninio vertimo. Maždaug, gal mažiau. Plius minus, sakykime, man per dieną. Tai aš, kai sėdžiu per tas sesijas, tai aš verčiu visada. Ir galvotum, kad tai turėtų varginti. Bet ką aš pastebėjau, kad iš tiesų aš po tų sesijų aš jaučiuosi daugiau
aš jaučiu daugiau energijos. Kodėl? Todėl, kad tai neleidžia man kažkur ten būti. Tai neleidžia kažko norėti. Nu, tai nes visas dėmesys tiesiog žodžiai ir tu perduodi tos žodžius. Netgi ten nėra tu, nes nėra laiko, kad tu ten būtum tiesiog. Tai tuo pat metu faktiškai verti. Ir va, tai išvada, kurią aš darau, tiesiog jeigu niekam nesipriešini, niekam nesikabini, tai jeigu energija tikrai teka laisvai, gamta teko laisvai, tai energija niekur neprarandama. Nes jeigu mes nenaudojam jokio aš, kad kažką daryti, kai mes naudojam aš, kuris kažką daro, tas aš praranda energiją. Bet jeigu aš nėra, tai yra tik tai gamta ir energija laisvai tekama. Tai jeigu mes skundžiamės, reikia, tik to mūsų protas šiaip nuolat skundžiasi. Oi, tas skundikas, nuolat skundžiasi ir skundžiasi, jam vis tas netikas. Jeigu mes to netikim, jeigu mes to nesiekam, tai jeigu mes tikrai nepasimetam tame, tai energija nėra prarandama. Bet jeigu mes sakom ten, kiek čia jau valgom planų, kiek čia galima, kiek čia tvarkom, čia 4 valandas sėdėti šalis. Taip energija išsenka, nes yra vidinis pasipriešinimas. Jeigu vidinio pasipriešinimo nėra, tai akimirkai, jeigu nėra pasineriama kažkur į kažką, jeigu mes tiesiog esam su tuo, kas yra labai paprastai, nieko neprisirišam prie patirties, tai energija teka laisvai, pratika. Niekas nesulaikoma. Niekas negali būti prarasta. Taip, Edmundai. Palaukit, ar čia Edmundas atsijungia? Taip. Ar girdisi? Taip, girdisi. Labai ačiū už tokias gilias mintis. Tikrai man asmeniškai atgaila klausytis tokių temų. Bet aš iš karto galvoju apie tą praktiką, apie tą gyvenimą, pasauliečio gyvenimą, vakariečio pasauliečio gyvenimą. Tai visgi yra srautas gyvenimo su verpetais, su įvairiais, sakant, iššūkiais, liūdesiais, džiaugsmais. Ir tas šios akimirkos gaudimas jis gali, kaip jūs kalbėjot, iš tikrųjų netgi stipriai pakenkti žmogui ir psichiškai, jeigu ten tikrai yra, kas kabinasi tą meditaciją. Ir aš pats irgi save gaudau, kad stengiuosi įrėminti tą praktiką, bet man mintis tokios kyla apie pagrindą, gal daugiau pagrindas yra būtent meta atjautos meilės gerumo mintis. Aš manau, kad be tokio pagrindo mes kažin, ar tai taps kažkokia tai gilesnė patirtim, tai tos patirtis, apie kurias jūs kalbate. Kaip tą visą patirti, aš manau, kad yra ant pagrindo būtent tų atjautos ir gerumo. Žinoma, mes visi esam skirtingi. Yra žmonių, kurie turi nuopelnų, pakankamai nuopelnų tam, kad jie galėtų prisiliesti prie to, nes tai yra žmonių, kurie neturi. Ir atitinkamai mes tada galim tiesiog padėti jiems daryti tai, kas jiems padės ateityje kažkada patirti. Ta prasme, kad, nežinau, padėti jiems daryti gerus darbus,
ne, ten mažiau kentėti, tiesiog duoti jiems piliulės nuo simptomų. Nuo simptomų. Jo, bet aš ir daugiau apie save kalbu, irgi, kad be šitų piliulių yra, nu, kaip sakant, lieka tokia mentalinė, nežinau, kaip pasakyti, savęs, toks mentalinė kažkokia būsena. Aš asmeniškai siekiu, suprantu, kad, pavyzdžiui, jeigu aš, tarkim, reguliarią savo praktiką atlieku, gyvenimas turi būti irgi prisotintas, nu, tas aktyvus gyvenimas prisotintas įvairiausių, netgi kūrybinių kažkokios veiklos, altruistinės veiklos, minčių, darbų, kiek įmanoma daugiau. Tai, o tai, ką jūs kalbate, turbūt čia net ne tikslas, o tiesiog. Edmundai, žinokit, ką aš nurodau, kur yra svarbiausia, neturėti prisirišimų. Nes, nu, prisirišimas ligų kančia, bet tai nereiškia, kad dabar mes, ką mes darom, kad mes dabar, nežinau, ten, nu, vat Augis vis kovoja ten su saldumynais, ten su tuo, su anuo, nu, ten, kas su kuo, nu. Bet vis bando ten paleisti tą, paleisti, man reikia paleisti šitą, bet jie nemato, kad yra tas, kuris paleidžia. Ir didžiausias prisirišimas yra prie to, kuris paleidžia. Ar prie to, kuris jau paleido. Ir jie nemato, tai mūsų pagrindinis dėmesys yra iš tiesų suvokti, kad tai tik tai kyla ir nyksta. Ir tai nereiškia, kad mes tampam neveiklus kaip moliūgai. Mes esam, jūs pamatytum, mokytojas yra labai aktyvus. Ir mes čia esam labai aktyvus, labai aktyvų gyvenimą. Bet tai ne apie tai. O ką mes veikiam, nu, bet tai suvokimas. Ir, sakykime, buvimas, vėlgi čia aš sakau, buvimas dabartinį akimirkoje ne per prievartą. Nes iš tiesų žinojimas visada jis yra gamtos dalis, jis visada vyksta. Jis visada yra, mums nereikia bandyti padėti tam nesąlygotam elementui, tai yra neįmanoma ir jam nereikia jokios pagalbos, jis ir taip žino. Mes tiesiog pasimetam. Tai ką mes darom, mes tiesiog sugrąžinam, bet tai nėra per jėgą. Nes tą akimirką, kai mes pastebėjom, mes jau grįžom, iš tiesų mes jau esam dabarty. Tai yra esmė. Net ne per jėgą, per kažkokį išlaikymą. Ir kuo dažniau mes vis sugrįžtam, vis prisimenam, vis pabundam, kuo dažniau mes pabundam, tuo dažniau mes pabundam. Tai dažnėja tie pabudimai ir tie buvimai dabartyje patys dažnėja, mums nereikia prie to prisirišti netgi, ar to norėti. Bet tai niekaip netrukdo jūsų aktyviam gyvenimui. Dauguma žmonių, kurie čia atvažiuoja, žinokit, daktarai. Čia tiek daktarų, nu, ten, nežinau, ten kas antras daktaras. Nu, įsivaizduojat, koks bizekas pas daktarus. Viena labai aktyvų gyvenimą. Yra tokių, kurie labai giliai savo kėdami. Tai va, mane domina būtent ta pusiausvyra ir kad... Viena kitam netrukdo. Taip. Nepasimesti jusliniuose malonumuose, nepasimesti savo vidinę pasaulį, nebandyti kontroliuoti, leisti viskam kilti ir nykti. Tai paprasta. Neprisirišant čia prie to, kuris čia. Matant, kad tai irgi tik tai kyla ir nyksta. Ir kai nėra prisirišimo ir yra matymas, kad kyla ir nyksta, reiškiniai tik kyla ir nyksta. Tai yra tyras protas, tik tai tyras protas gali tai žinoti. Taip, ačiū labai. Labai patiko jūsų mintis. Gerai, Paulius turi dar klausimų, fantastika.
Taip, ta mintis su buvimu čia ir dabar, jinai skamba tikrai gerai ir kai tai pavyksta, atrodo, kad tai yra labai paprasta. Bet įprastai tas mąstymas tokia turi inerciją ir kai užsiveda tas procesas, jisai būna toks stiprus, kad grįžti į čia ir dabar pavyksta tik tai po 3 dienų meditacijos. Bet tai turbūt tas klausimas yra, kaip grįžti čia, kai tas mąstymas yra toks stiprus, kai sunku būna, sakykime. Mąstymas nėra problema. Supraskit, kad kai aš jau sakiau, kad tas mąstymas, tas komentavimas ir taip toliau, tai yra gamtos dalis, tai yra mūsų dalis. Mes nebandom šito užčiaupti jokiais būdais. Ir mums kartais, mes atsisėdamės, kartais mums tikslingai reikia paplanuoti kažką ten, kaip mes veiksim, kaip mes gyvensim tą pasaulietinį gyvenimą, ar ne pasaulietinį, bet kokį gyvenimą, jeigu mes ten kažką mums reikia, mums intelektas duotas tam, kad gyventi. Nu, bet tai nėra problema. Problema yra ta, kad šito komentatorium mes tikim ir mes vedamės iš paskos ir mes pasimetam, mes paskestam, mes pasimetam. Mes mąstom ir mes nežinom, kad mes mąstom. Mes pasimetam mintise ant tiek, kad mes mąstom, mes nesuvokiam netgi, kad mes mąstom. Mes sėdim kažkur, bet mes nesėdim ten, mes kažką mąstom. Mes to netgi nesuvokiam. Mes esam pasimetę. Tada mes esam pasimetę. Bet netgi tada, iš tiesų, galutinė prasme nėra nieko, kas yra pasimetęs. Iš to mes galim tik tai mokytis. Tiesiog pastebėkit, kaip tai yra. Vat, nežinau, ten dieną, bet kartais mes tą čia ir dabar irgi kažkaip idealizuojam. Ką reiškia čia ir dabar? Kai yra absoliuti tyla, ką reiškia čia ir dabar? Nu, dabar jūs esate čia ir dabar, žiūrėkit, jūs žiūrite mane, jūs klausot mane. Jūs suvokėt, kad jūs žiūrite mane, kad jūs suvokėt, ką aš šneku, puikiai, nu. Mes galim bendrauti, jūs negalvojate apie kažką ten ar kažkur, negalvojate, kaip čia valdyti savo protą ir kaip man čia, nežinau, susivaldyti ar dar kažką. Nu, jūs esate čia ir dabar, tai paprasta, tai nieko ypatingo. Ir tuo pat metu galvojat, komentuojat, va, aš čia nežinau, ar ten kažką, ką jinai kalba, ten, tai problema, jūs esate čia ir dabar. Neidealizuokit tos būsenos. Nu, tai yra taip normalu ir taip paprasta. Bet tiesiog labai dažnai mes, nežinau, svajojam, užsisvajojam ar paskestam savo kažkokiose problemose, įsivaizdavimuose, kažkokios fantazijos. Ir mes nesam su tuo, kas iš tiesų yra. Tas nėra buvimas čia ir dabar, bet iš to mes galim mokytis, kai mes sugrįžtam. Kai mes sugrįžom, mes jau esam čia ir dabar, mes suprantam, kad ką tik mes nebuvom su tuo, kas yra. Dabar mes jau čia. Ir mes pasimetam nuolat ir tai nėra visiškai problema, mes mokomės. Bet nedarykit klaidos bandyti tą sulaikyti, išlaikyti. Greičiau per tą vis pabudimą, tas bendrumas mūsų stiprės per tą pabudimą, patį pabudimą. Bet netgi dabar pasakiau stiprės ir jau čia atrodo, kad aš skatinu jūs kažkaip keistis, iš tiesų ne. Mes nieko nesiekėm. Pastebėkit, kad kodėl mes nesam čia ir dabar, todėl, kad mes kažko siekiam. Nu, bent jau, aš nežinau, savo proto elgesėje aš pastebėjau, kad kai yra kažkoks siekis, jeigu yra įsivaizdavimas, kad kažką, tai protas yra kažkur. Jis nukeliauja kažkur. Jis jo nebėra, tu ten eini ir tu kažką. Yra kažkoks siekis. Tai tas išneša. Bet okei, tai suvokiai, žinai. Ir vėl ten. Bet jeigu, kai yra žinojimas, kad okei, ir tu taip svyruoji, okei, jokių problemų, ne? Jokių problemų, mes mokomės. Praktika nėra tam, kad kažką pasiekti, supraskite tai. Jeigu jūs praktikuojate su siekiu kažką pasiekti, tai yra, jūs judate iš visi priešingą pusę, jūs praktikuojate aukštyn kojom. Praktika yra tam, kad viską paleisti. Ir netgi tai nėra tikslas. Bet sakykime, greičiau mes kalbam apie paleidimą, ne apie kažkokį siekimą. Netgi ne apie paleidimo siekimą, sakykime taip.
Ar, 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 ar aiškiau, ar neaiškiau, ar atvirkščiai. Ir aiškiau, ir neaiškiau to pačiu metu. Viskas labai paprasta. Mes komplikuojam be reikalo dalykus. Mes komplikuojam tikrai be reikalo. Vat jūs einat, nežinau, pajūriu dabar vasarą ir išėjat pasivaikščioti, nežinau, jūs žinot, kad jūs einat. Viskas taip yra taip paprasta. Bet jūs einat gatvę ir jūs ten kažką ten, jūs net nepastebėt, kad buvo, nežinau, ten, ar su telefonu į šitą stulpą kokį, nu, tai jau čia bėda, jau čia ne taip. Bet, nu, bent jau stulpas jūs tada pažadino, nežinau. Tai tiesiog būti budriem ir neprisirišti prie to, prie nieko. Taip. Paprasta ar nepaprasta tikrai. Ypač, kai jums neduoda jokio metodo. Bet gerai, jūs galit naudoti kvėpavimą, jeigu jums patinka kvėpavimas, ar pojūčius, jeigu jums patinka pojūčiai. Jūs galit naudoti kaip tiesiog kaip tokį gelbėjimosi ratą, kaip liemenį. Bet galiausiai mes norėsim ir ją nuimti. Tai tik tai pagalbinė priemonė išmokti mums augti. Dažnai, kai mes esame atsipalaidavę laimingi, mes esame čia ir tada natūraliai. Bet pastebėkit, kas jums neleidžia. Pastebėkit, išmokit, kas yra priežastis kančios ir kas yra kančios pabaiga. Iš savo patirties. Ne knygą skaityti, milijonų teorijų. Čia, tam ir čia. Ir ateina iš patirties. Ir ką aš norėjau pasakyti prieš tai, kad jeigu mes siekiam kažko tapti, mes, gerai, aš viską kalbu, geriau kalbėsiu ne mes, o aš iš mano patirties. Kodėl aš išvažiavau į Birmą, tapti vienuolę, kodėl aš sakau vienuolę Birmą, nes aš galvoju taip. Nes aš buvau susidūrusi, ta prasme, ne tai, kad susidūrusi, aš girdėjau, čia Tailando miško tradicija, Amaravati, bet jie ten ką ten, gyventi harmonijai, kaip ir socialinį gyvenimą, maždaug jo, ir ten ir kažkaip labai neformaliai, ir ten jie praktiškai, ten labai nedaug tos meditacijos ir galvoju, ir galbūt, aš taip viduje galvoju, galbūt tai ir kelias, bet kažkoks labai ilgas, ne, aš jau važiuoju, man yra metodai, ten viską, važiuojam pagal metodus, va ten ištisai medituojame tiek valandų ir taip toliau. Yra konkrečios technikos, čia nei technikos jokios, taip neaišku, nežinau, gal ir veikia, bet jau kažkaip atrodo labai ilgai. Bet tik dabar aš suvokiu, kad kas manimi vedė, tai buvo troškimas, troškimas buvo tavo nušveisti ten ir išsilaisvinti iš kančios, troškimas. Ir tai jau yra į priešingą pusę. Ir jo, negreičiau tai yra priešingą pusę. Bet praktikuoti su troškimu, tai yra priešingą pusę. Jeigu jūs nieko nesakėte, jūs tiesiog esat su to, kas yra. Nes jums jau visko pakanka, viskas yra gerai, jūs nieko nesakėte. Jūs tikrai gali būti laimingi tuo akimirką, dabarties akimirką. Laisvai neprisirišti. Okay. Ar gerai? Ar turi dar klausimų? Ar seka klausimai? Mes jau beveik 1,5 valandos. Nieko tokio, palyginus su 4 valandom. Bet jūsų netiek daug, aš žinau.
Gerai, tai jeigu jūs Tai tavo vienuolyne galime turėti asmeninę vertėją į rusų kalbą, taip? Galima, bet čia irgi, žinai, galima čia atvažiuoti savaitę pabandymai ir ten jau klausimas. Bet čia priklauso nuo mokytojo. Taip, paprastai čia žmonės atvažiuoja savaitę, maksimum. Tada viskas priklauso nuo- Jiems leidžiama atvažiuoti savaitį. Jo, šiaip žmogus gali atvažiuoti maksimum savaitę, bet o toliau jau viskas priklauso kaip mokytojas. Ir mokytojas ne visiems leidžia. Ir aš su jumis pasidalinsiu, pavyzdžiui, tas rusas, kuriam aš verčiu, jis pats iš Tadžikistano gimęs, ta prasme, bet jau visai su Rusijos toksai. Bet žmogus labai įsitempęs, labai daug įtampos labai, bet labai daug tikėjimo. Tikėjimo tiesiog jis ten visas toks, labai daug tikėjimo. Ir jis nesupranta, bet jis visas labai daug tikėjimo. Ir jis šiaip atvažiavo, nes jo draugas, rusas ir vienuolis, jis gyvena čia 5 km nuo čia. Ir ten gyvena keliai vienuoliai, 2 užsieniečiai ir 1 tailandietis. Va, tai jis atvažiavo pas juos papraktikuoti ten pusmečių. Ir jie sako, tu gal pabandyk va čia pabūk, pasimokysi iš meistrų. Ir jis pirmą atvažiavo 3 dienom, pabandyti, nes jį visi gąsdino, kad čia labai daug, grafikas toksai labai įtemptas, labai daug to kalbėjimo ir tos sesijos ir viską. Bet jam normaliai. Ir tada po tą 3 dieną jis klausė mokytojo, man kaip ir visai gerai, bet aš nežinau, kas man geriau. Ar man geriau pasilikti, ar man geriau važiuoti pas tos vienuolius atgal ir būti su jais. Ir mokytojas jam sako, nes per 3 dienas jisgi mato daug daugiau negu ten paprasta akimi. Jis sako, žinai, tau bus daugiau naudos, jeigu tu gyvensi ten su tais vienuoliais. Ir tiesiog atvažinėsi čia kartais, ir, jie šiaip reguliariai atvažinėsi čia, bet gyvensi ten. Ir kai bus pas tave klausimų, galėsi manęs paklausti. Ir kažkaip taip, ir jis gerai, nes to tikėjimo turi ten, nežinau, kažkokią jūrą. Ir kažką, bet vis tiek, jam norisi būti prie to mokytojo, kažką. Ir neprisimenu, kaip ten tas pokalbis pasisuko ir mokytojas jam pradėjo aiškinti tą Nibanos knygą, kurią aš jums rodžiau praeitą kartą. Jis sako, jo, man anas vienuolis paaiškina, aš jau supratau čia taip. Ir kur aiškina anas vienuolis ir kur aiškina vis dėlto meistras. Ir jis tikrai visiems parodė tą tyrą protą, aiškindamas tą knygą. Jis prisilietė, jis pajautė, kiek įtampos viduje, jis sako, per visą gyvenimą jis niekad nejautė tokios ramybės. Jis negalėjo patikėti, kad kūnas galėjo taip atsipalaiduoti. Pas jį tiesiog, ten labai daug traumų ir ten visko. Bet netgi tai nesutrukdė. Tiesiog begalinis tikėjimas. Ir tada mokytojas pasakė, dabar jau gali pasilikti. Dabar tau jau nebūtina ten važiuoti pas tas vienuolis, dabar jeigu tu turi tą patirtį, jeigu tu gali būti su tyru protu, tai gali pasilikti. Tai jis pasiliko. Tai tai aš apie tai, kad tu nežinai, kaip čia, tai mokytis gali sakyti taip, ką sakyti taip. Viskas priklauso nuo karmos. Nuo dhammas. Ačiū. Ką, kada grįšiu į Klaipėdą? Kol kas nesiruošiu. Kol kas nesiruošiu. Neturiu tokių planų. Kai, nežinau, dar mokytas labai daug kalba apie karą ir labai, nors jis nežiūri žinių, bet pas jį savo žinius. Ir apie mirtį savo. Jis labai dažnai kalba, kai manęs nebebus.
Ir jis sako, kad tai yra va šitą vasarą, dabar šitie 3 mėnesiai čia dabar yra lietaus sezono, laikas, kai mes turim būti vienoje vietoje, vienuoliai, ir sako, kad čia paskutinė vasara, kai jis moko taip intensyviai. Ačiū tau. Tai va, tai todėl aš neturiu plano kol kas grįžti, aš naudojuosi tuo laiku, kuris yra čia ir kokios yra sąlygos, nes viskas labai keičiasi. Tai. Bet sąlygos visą laiką keičiasi, tai žiūrėsime. Bet iš dabarties taško. Dabartį esame čia. Dar gal aš paklausiu Aido, kaip Aidui sekasi. Po paskutinį kartą, kai mes kalbėjome, ar tai kažkaip, nežinau, įnešė kažkokį gal balansą į gyvenimą? Ačiū. Šiaip tai man jau praeitą kartą labai patiko jūsų mokymas išdėstytas, jūsų mokytojo mokymas, na, aš tą tekstą buvau persiskaitęs, tai jau man tada jis labai užkabino, kažkaip atrodo tos paprastos tokios mintys ir vat kažko tokio, ko reikėjo, atrodo tokio vat pastumėjimo ir vat praeitas kartas, kai jūs 2 valandas mums aiškinote, man labai patinka iš tikrųjų šitas mokymas, man rodos, kad man to tikrai reikėjo nes tikrai savo gyvenime daug stengiausi, daug kontroliavau, labai daug kontroliavau ir vat būtent vat to mokymo apie paleidimą, apie sustojimą, manau, kad man tikrai labai reikia. Be abejo ir visiems manau, kad labai reikėtų to, bet va tas va jo, iš tikrųjų priėjimas, supratimas, tas ne proto, o širdimi, pas mane viskas labai racionaliai per protą visą gyvenimą buvo. Ir paskutiniu metu kažkaip pavyksta sustoti ir va šį vasarą kažkaip buvo paskutiniai mėnesiai, 2-3, kai, nežinau, aš gyvenime taip gerai nesijaučiau turbūt. Vat viskas matyti, aplinkybės, sąlygos susidėjo taip, kad ir galbūt dėl to vat ir būtent tas mokymas krenta tiesiai vat šiuo atveju į širdį, o ne į protą kažkaip. Tai ir dėl to vat jį pajusti, suprasti yra paprasčiau ir dėl to labai jums ačiū už šį mokymą ir labai dėl to džiaugiuosi, kad mes jį gauname. Tai tiek. Mokytojas dažnai kalba apie bangą, sako, kai viena banga pasiekia krantą, tada už jos pasiekia krantą kitas. Mes nesame nepriklausomi, ne? Kai mes kažką suvokiam, tai turi efektą ant visų, kas yra už mūsų, kas seka iš paskos. Gal dar trumpai pridursiu, man dėl energijos ta dalis, man prieš keletą dienų kaip tik buvo kilęs klausimas, kad galbūt mano tas nuovargis, na jūs pamenate, man rodos, paskutinių poros metų galbūt jisai būtent susijęs su tuo energijos švaistymu per aš, tarkime, per kontrolę, per įtampą kontrolę. Ir jūs kaip tik tą ir patvirtinote, nes ir neseniai dar teko skaityti ir fiziologiškai smegenys, kad kabutėse suvalgo labai daug mūsų energijos, žmogaus kaip organizmo energijos labai daug suvalgo smegenys. Jų darbas, tai kuo daugiau mes mąstome, kuo mes daugiau įsikimbame, kontroliuojame, apie ką jūs ir kalbėti, tai tiesiog fiziškai tai patvirtina irgi, taip sakant. Tai tas irgi labai ta įžvalga man svarbi, kaip tausoti galima tą energiją ir tokiu būdu naudojant šį mokymą, šią praktiką. Jo, aš Aidai priminė, aš išverčiau štai tokią knygutę mokytojo Lanktos. Jinai yra dvikalbė ir čia jinai labai, maždaug, kad išjungsiu tą bliūrinimą. Jinai yra, maždaug čia tajų kalba ir yra angliškai. Ir aš išverčiau vietoj tajų kalbos parašiau lietuviškai ir jinai tokias, su paveiksliukais, žodžiu, tokia
sakykime, sentencijų knygutę. Jo, mokytoja. Tai va, tai aš ją įkelsiu į šitą, į internetą. Jūs galėsit parsisiųsti ir paskaityti. Jeigu norėsit išsileisti atsispausdinti, tai irgi ten yra kaip maketas. Nes aš tiesiog PDF keičiau šitos knygos. Čia jau kaip ir paruoštas pavadai, galima sakyti, jeigu norėsit. O šitą 4 tiesos dar neturėjau dėžių. Dar neatėjo dėžių to. Ne, bet jau išsiusta užsakymas ir laukiam ant dienų. Nes ana knyga sakė, iš vakaro užsakė ir iš karto kitą dieną jau buvo pristatyta. Va taip jie veikia. Fantastika. Nu tai va, tai ir visiems, žodžiu, duodu jums įsakymą, atsiprašau, ne įsakymą, bet rekomendaciją. Vat Augis gaus knygų, žodžiu, imkite knygą, skaitykite per naują. O dabar visą, ką mes kalbėjom, skaitykite per naują. Ypač skiriu apie Nibaną, paskaitykite įdėmiai. Nu, apie kančios baigti, paskaitykite įdėmiai. Jūs išgirsite tą patį, ką aš kalbu. tą patį. Kitais žodžiais, bet tą patį. Tikrai rekomenduoju. Adžianas su medu. Rūdas. Atsiprašau, gal dar įsikišiu, galima rasti internete, Adžan su medo, yra rusiškai keletas knygų ir angliškai, kas neskaito rusiškai, tai jeigu ką bus įdomu, tikrai irgi labai rekomenduočiau, aš skaičiau jau 4 tiesas, jo, fantastiškai, man ko gero pradėjo irgi keisti tiesiog požiūrį ir dabar jūs suvedėte, kad praeitą kartą, kad ir Adžan su medo mokymas labai panašus toks pats, tikrai galiu patvirtinti ir skaitau šiuo metu būtent iš tų resursų Adžan su medo, man dabar. Nes viskas be galo paprasta, nereikia graužti kažkokiu tai tiesų didelių metodų sudėtingų. Viskas, man skaitau tiesą sakant, pagrindus grinai dėl įkvėpimo, kaip sakoma, nes tas vėl įkvėpia toliau praktikuoti ir nestengtis, bet eiti šiuo keliu. Tai tikrai dėl įkvėpimo visiems siūlau. Galima rasti, atsisiųsti. Jo, 4 tauriosios tiesos. Aš įkelsiu ir internetą. Kaip mes jau turėsim spausdinti ne knygą, aš pabandysiu paskleisti. Edmundai, mes norėtumėm jums ten į Tylos sodą ten kokią krūvelę nusiųsti. Aš galvoju, gal Mantui į Slyvų kaimelį nusiųsti krūvelę. Nežinau, ten mišką gal irgi, nes ten tokių žmonių visokių ieškančių, tai jiems gal irgi bus naudinga. Nežinau, kur čia Klaipėdui, bet iš Amandui? Amandui. Amanda savo patalpų neturi. Bet, ta prasme, kaip tai sakykime, platinimo taškas. Tai mes paplatinsim tas knygas ir galim pasimti. O saviškiai, kas nei Kaune, nei Vilniuje, nei Klaipėdai, tai galite paprašyti asmeniškai Augio, kad jums atsiųstų. Jeigu jis turės gerumo, jis turi jo apšiai, jis jums atsiųs. Ane, Augė? Taip netikėtai, ačiū. Gerai, ką, brangiai. Jeigu dar turit klausimų, klauskite, jeigu neturite, tai jau atsisveikinsim. Aš turiu klausimą. Aidai, ar tu kalbėjai parsisiųsti knygas PDF formatu, ar gyvas knygas galima parsisiųsti? Kalba su Metho. Ne, PDF formatu, aš gal įmesiu į chatą nuorodą, kam įdomu. Ačiū labai tau. Galėsite pasižiūrėti. Ačiū. Aha, Vitalijau, norėjot kažką sakyti? Norėjau pasakyti ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū, kad sveikato, ačiū jums, rodot ten tokią žalumą lietuvišką, ačiū. Važiavom dabar mašiną iš Latvijos, grįžom pajūriui. Link Kauno. Faina, jėga klausykit. Ir skaičiau kaip tik Titnan Hang tą knygą tokią. Ir grinai apie nepraktikavimo praktiką. Fantastika, tai. Negali visi klysti, Kas dar užsispyręs galvoja, kad čia netiesa. Visi kvailiai, vien aš protingas. Aš tokia arogantiška čia buvau, tai nieko tokio. Labai ačiū, kad pasijungėt dažniau, vis labai malonu. Čia praskaidinti, tai gerai. Gerai, ką, gražaus jau sekmadienio.
Smagu su jumis pasikalbėti. Nu. Ačiū, ačiū. Laimingai, laimingai. Ačiū. Ačiū, ačiū. 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 Ačiū labai. Labai dėkui. Ačiū visiems už dalyvavimą. Iki sekančio. Ačiū Augiui už tau organizavimą. už Ačiū. organizavimą labai. Ačiū. Iki. Ačiū. Ačiū Augiui. Ačiū. Ačiū Jums. Augiui, ačiū visų. Ačiū Jums visiems.